primės. Tu esi žmogus, kad jau tapai tom, kur vis laik svajoja. Tai gali įsivaizduoti, kažkada teik norėjo būti kažkoks specifinis žmogus, kažkon savo gyvenim turėti. Kažkad galbūt prieš 10 metų, gal prieš 5, gal net prieš metus. Svajoja nusipirkti kažkaip mašiną, svajoja pasistatyti namus kokius nors, svajoja turėti vaikų, svajoja nusipirkti katiną ir auginti katiną. Jis toks svajoja nusipirkti naują telefoną kažkokį, svajoja gal perprogramuoti savo pasąmonę ir įsitikinimus, kad jie tau nepasitarnauja. Ir dabar po tiek laiko tu gali prisiminti, ko tu tiek kažkada norėjai žiauriai. Ir tu jau dabar esi tas žmogus. Tu jau dabar turi viską, ką tu svajojai savo gyvenime. Absoliučiai viską, ką tu svajojai savo gyvenime, tu jau dabar turi. Ir mes dažnai nepastebam, ko mes iš tikrųjų, kaip mes pasikeitam per mėnesį, kaip per metus, kiek daug dalykų įvyks, kiek daug per metus mes pasikeitam, kiek daug visokių iššūkių praeinam, kiek daug visko laimam, išmokstam, uždirbam, gaunam, suprantam, suvokam. Mes nepadėkojam už šis dalykus. Pabūk dėkinga, čia ir dabar, šitą momentį, už tai, kad tu jau turi viską, ką tu tiek seniai svajojai turėti. Tu jau dabar turi viską, ko tu tiek svajojai turėti. Tu esi visko vertas žmogus. Niekada nenuvertink savęs, niekada negalvok blogai apie save. Tu esi vertas absoliučiai visko savo gyvenime. Pameni savo vaikystėje. Ant kiek tu krykštava, ant kiek tu tiesiog buvo čia ir dabar, tu gyvena čia ir dabar. Tu turėjai ton dvasį savo, ton laisvį, ton besąlyginį meilį, ton džiaugsmo, ton tikrą aistrą. Tu darė absoliučiai viską. Buvo 100% savim. Ir per ilgą laiką visuomenė, šita sistema, tau papasakoja, kas ir gera, kas nėra gera, ir ko reik daryti, ko nereik daryti. Nešokinėk ant stalų, nešūkauk, nedaryk to, taip toliau. Turi būti taip ir taip ir taip. Ir tai dalyką užblokau daug vakų. Tai dalyką užblokau tavo ton tikrąjį dalį. Nes iš tiesų, vaks negali niek nuo jo labai baisę padaryti, kad būtų kažkas tiek bloga. Tiesiog žmonės yra užprogramuoti, kad tu elgtis negali specifišką viešumo, tarkim, o ko kiti pagalvos. Tu man gėdą darai prieš kitus. Aš nevaikščiosiu su tavim, aš tavęs niekur neapsivešiu, taip tėvas sako. Ir taip toliau. Bet tai ir nenukaltė, tai nėra tavo kaltė, kad dabar tu galbūt esi užblokavęs tą dalį savo. Leisk savo būti savim kiek įmanoma daugiau. Leisk savo atsiskleisti kiek įmanoma daugiau. Leisk, padaryk kažko tiek crazy, tiek vaikišką, kur tu nori padaryti, kad tu išgerstum savo ego. Kad sako, apsižvalgyk, niks nemato tavęs. Ko kiti pagalvos. Kad tau ego kažkam praėjo tai, ko sakyti, ir tu dar nuo širdžio kažkam, kas iš tikrųjų, ir ko tu pageidauji daryti, tu gali labai aiškiai pastebėti, kad ir kažkas, kas tau nebepasitarnauja. Kažkas, kas tu galvoja, ką pasitarnavo. Galbūt tau praeitį, kad buvo mažas vaks kažkokio veito, kad tu išlaikytum kažkokį testą ar egzaminą. Turėjo būti toks ir toks ir toks. Tu jau tom padarė, tu jau praėjai. Tau to nebreik. Leisk savo būti savim. Nesvarbu, kiek dabar ten žmonių aplinko tai vaikštų, nesvarbu, ko ten pirštas tavim rodysi, ko ten jis sakys. Tas pats ir lygiai įsivaizduoju, kaip ir labai mažas vaks, kad tiesiog nesuprant, ko daro. Aš kalbu apie tus augusius, kad tiesiog tavi teistų. Sakytų, o koks tas keistuolis, o kokia ta kažkokia pakvaišėlė, psichinė, į psichuškę tokias vežti reikia ir taip toliau. Labai daug komentatorių, visokių įvairių tokių galės, pamatys iš tikrųjų per visokius vaizduojimus, kur matau, kad žmonės stengiasi būti savo autentiškiausiai versijai ir krykštauti, ir būti ta meilė, kad reiniai ir yra.
Padaryk kažko antai crazy, kad tu išgirsim ton ego balsą, kad tau sako, kad tu nustok. Kon tu čia įsikrisinėjai, kon tu čia dara, koks nesąmonės tara. Pabandyk pajosti ton dalį. Pastebėk ir tu paklausk savęs. Kuo aš turėčiau tikėti, kad man būtų svarbu, kon kiti galvo, kad aš būnu savo autentiškiausią versiją, kad aš būnu savim, iš tikrųjų, tas, kas iš tikrųjų aš esu. Kodėl aš turėčiau tikėti, kad tai būtų man tiesa. Nagrinėk savo veidu, rodyk kažkon dabar, realių laikų pagauni savi. Ir tiesiog sakyk, viskas gerai. Tas į dalykas aš matau, aš tai pastebu, aš tą dalyką žiūriu objektyviai. Aš matau tą dalyką iš trečio asmens, ant nėra taip, kad aš jautu ir aš esu įstreigęs tam dalyką kaip kokio emocijo ir atrodo, kad niekada geriau nebebus. Ne, tu jauti tą dalyką, tu atsiriboji, įsivaizduoji bent jau, kad atsiriboji, čia nėra specifinė kažkokia praktika, kad bus veina ir vis laik veina, kad visur veiks. Kaip tau išeini, kaip tau gaunas taip ir to ir būti. Įsivaizduok tiesiog, kad tu išeini iš savo kūno, įsivaizduok tiesiog. Neprivalo būti kažkas magiškas, bet tu mataton objektyvę, tu mataton emocijai, ton jausmą, tu paklausi tada, įsiaiškinti ton įsitikinėjimą, ir tu mataton ves dalykų, ton kukolą. Ir tu daug kanam simbolį kokiu nors. Ons galbūt atrodo, kaip raudons kamolys, kad ir padaryti iš kokių ten garų arba dūmų, tarkim. Ir aš nustebo, ar ant man pasitarnaun, ant man nepasitarnaun. Ko aš noriu padaryti? Aš man paleidu. Aš nenoriu, kad ant man vadovautų man gyvenimi iš pasąmonės. Nes mūsų visi elgesi, viskas, ko mes darom savo gyvenimą, ir iš mūsų pasąmonės. Absoliučiai, visant automatizacijas realiai yra. Nes, kad tu būtum labas sąmoningas, tu gali absoliučiai visko. Ta prasme, tai tos pasąmoninės programos nereikalingas ir jeigu tu esi 100% sąmoningas. Bet didžioji dalis ypač, kad mes vis dar gyvenam to sistemoje. Ta sistema keitas, bet ant lėta keitas. Reik vis tiek pritapti prie nos, bet taip, kaip tai mums pasitarnaun. Tai kam esmė? Tiesiog pakeiti tus įsitikinimus, kas tau nepastarnauja, ko tu nepageidauji. Ir palikti tos, arba įprogramuoji tos, kad tau pasitarnaun ir leid būti dar tikresnį versijai. To, ko tu iš tikrųjų esi. Pati autentiškiausia savo versija. Radaton simbolį, nepabaigiau sakyti. Radaton simbolį. Anon įsivaizduoju, kaip paleidi į visatą. Įskrendi viršų tas dalyks, tas simbolis ir ant patampo dulkiam. Žvaigždžių dulkiam ir dings, tarkim, kaip pats banaliausias pavyzdys, kaip aš, pavyzdžiui, paleid kokį įsitikinimą. Įsivaizduoju, kad ant įskrendi visatą, ant pavers dulkiam, ant pavers pačią visatą, jie nebėra. Ir tada į ton veitą. Kur ton įsitikinimą turėjau, ten įsivaizduoju dabar į tuštį veitą. Šakalė krenta. Tai įsivaizduoju, ten į tuštį veitą dabar. Ir ton tuštį veitą kažkas subėgs. Aš noriu, kad ten subėgtų kažkas, kur tu galbūt irgi nepasitarnauji. Nemanau. Gali įdėti kažkon sąmoningą dabar pasakyti, gerai, vietoj tu dabar aš, kiek tas dalyks ištiks. Kaip kiek man ego vėl norės man sakyti, kad nustok, aš prisimins, kad aš tom pakeičiau ir aš būsiu dėkingas ir aš dar daugiau pradės būti savim. Viskas. Aš įprogramavau šitą dalyką, aš palikau tą dalyką ir aš tam paleidu. Aš neužsiciklinu ir neturiu prisiminti, neturiu galvoti apie tai. Aš tam paleidu, nebe ir viskas. Ir aš einu per savo gyvenimą, darau ton, ką aš myliu daryti, sek savo aistrą. Ir visiškai niek nesitiku. Paleisk tos dalykus. Kas blokon tavo širdį. Nes visa ta energija ateina į tavo širdį, filtraujas per tavo įsitikinimų sistemą. Ir jeigu tavo įsitikinimų sistema ir korumpuota, ir pilna vėjų, kokia to energija gausi? Vėjų ir korupcijais. Vėjų ir nesąmonių. Vėjų ir baisių, nereikalingų, nepasitarnaujančių būtent tau įsitikinimų, kad būtum pati autentiškiausia versija. Bet jeigu čia jau įsivalė visą savo įsitikinimų sistemą, visą, įsivaizduok, visą tavo įsitikinimų sistemą yra išvalyta. Ir tu esi visiškai švarus ir pilnas meilės ir nėra brelė dalyka, kad ras būtų labai toks jau stiprus, didelis major dalyks, kad ras tau nepastarnautų, kad ras tau trukdytų būti savo autentiškiausia versija. Tu gali sazėti, kaip tau lengva bus per gyvenimą. Tu nereikės net galvoti apie specifinius dalykus, tu darysi ton iš eigos, iš norą. Tiesiog eisi, kur seniau buvo iššūkis, tu tiesiog ganom praeini, nes tu žinai, kad tus dalykus jau jį pakeists. Tu jau supranti, kaip reikia elgtis, tu jau supranti, ko reikia daryti. Jeigu vėl kažkas, kas tau nepastarnaun, išdyks, tu tiesiog gali paimti transformuoti realių laikų. Vis prasideda sąmoningumo pastebėti dalyką. Ir leis savo būti autentiškiausia versija. Autentiškoms yra pati stipriausia tavo vibracija. Tai yra būtent pati stipriausia, nežinau, žodžių net nerandu paaiškinti.
ant kiek tai ir svarbu, kad tu būtum tu. Tavo autentiškiausia vibracija ir dažnis, ant kurio tu gali būti, yra tavo sielos būsena. Bet kai tu ateini inkarnuojas čia į šitą fizinį realybę, tu tampi dalim tuos visos sielos, katrai irgi turi tą dalį, tą autentiškiausią versiją. Ir kai tu išsivalai savo tą automobilį mėsos, tą kostiumą, įsitikinimus visus, kad tau nepasitarnauja, tu išsivalai šitą visą fizinę asmenybę, tau gyvenims atsiveria ir tu pradedi būti tas, kas tu iš tikrųjų esi, visiškai be pastangų. Tau nereik net stengtis. Tu gali stengtis daryti kažkam, ko tu myli, bet tu stengsis be pastangų, nes tau bus sunkiai smagiai daryti, nepastebės, kaip laiks prabėga. Leisk sau būti savim ir duok tam laiką. Tai ir procesas.